Šiaip iš tiesų, kaip studentė, tai buvau, manau, kad 3 kartus esu skirtinga studentė, nes mano studijų kelias prasidėjo 2011 metais. Tada įstojau į viešosios komunikacijos bakalauro studijas. Tuo metu aš dar nelabai pati žinojau, kas yra ta viešoji komunikacija. Aš neįsivaizdavau, kokia tai yra plati disciplina, kuri talpina ir viešuosius ryšius, ir žurnalistiką, ir marketingą, ir šiaip ir sociologiją pačią, ir netgi istoriją, labai tokias plati ir praturtinanti sfera. Po to keletą metų dirbau, stačiausi tą karjerą, savo patirtį privačiose įmonėse ir po kurio laiko grįžau į VDU, į magistro studijas integruotos komunikacijos. Jas baigusi pajutau, kaip praturtėjau ir nusprendžiau toliau studijuoti doktorantūrai komunikacijos ir informacijos programai. Bet šiaip man gal daugiausiai universitete yra gerų patirčių dėl paties bendravimo ir buvimo su žmonėm. Dėl to, kad atsimenu bakalauro metais tai buvo toks didelis siurprizas, kai atėjau iš tos mokyklos tvarkos į universiteto tvarką, kuri žymiai liberalesnė, visai kitas bendravimas, buvo labai daug kursiokų pas mus iš kitų miestų, atsimenu iš Gargždų, iš Pajūrio krašto daug kas buvo, tai linkėjimai jiems, jeigu netyčia dar followina ir žiūri. Taip pat ir magistro metu susipažinau su daug žmonių ir doktorantūros ir labai tos santykius vertinu ne tik su savo kursiokais, bet tuo pačiu ir su pačiais dėstytojais, nes labai daug ko išmokau ir esu laiminga, kad esu universiteto dalis ir dar kurį laiką ir pabūsiu. Man Kalėdos yra vienos iš laukiamiausių metų švenčių. Iš tiesų aš niekada nelaukiu advento, dėl to, kad advento laikotarpis man būna itin įtemptas, būna daug darbo darbe, daug darbo universitete, taip pat aš pati dar studijuoju doktorantūrai, tai irgi kažkokie atsiskaitimai, pabaigimai, ruošimaisi semestro pabaigai ir naujai pradžiai. Tačiau visą laiką laukiu kūčių vakaro, nes man kūčios apie ramybę, apie buvimą su šeima ir tuo pačiu Kalėdų, kada mes važiuojam į Vilnių pas mano krikšto mamą. Ir labai smagu pamatyti tuos šeimos narius arba artimuosius, kuriuos galiu pamatyti tik per šias šventes. Tai man gal daugiausia Kalėdos yra apie buvimą kartu su savo artimaisiais.